aš gal trumpai labai perbėgsiu savo poziciją, paklausęs visų šitų kaltinimų panašiai. Man atrodo, abudu žmonės ir jo eksta ir jisai nemeluoja. Man atrodo, jie tiesiog labai skirtingai mato tą pačią situaciją. Man atrodo, Balikovas nemušė savo panos, tos buvusios. Man atrodo, kai vartoja ten žodį smurtas, tai jie, jo ta draugė ir panašiai, ten turi omeny šiek tiek kitą dalyką, tai yra, tą fizinį overpowermentą tą, kur tiesiog fiziškai ją pastūmė ir panašiai. Ar galėjo būti kitaip, aišku, nes ten viena istorija prieš kito, bet aš nemanau, kai jisai mušė. Aš nesusidariau tokio visiškai įspūdžio ir iš tų pasakojimų, netgi taip, kaip jinai žodžius dėliojo, smurtiniai atvejai ten ir dalykai, tai buvo, man atrodo, jėgos panaudojimas, bet ne mušimas, o jėgos panaudojimas, kaip jūs sakėte, pastumti, pavyzdžiui, patraukti kambarį, ir panašiai. Čia aš palieku, aišku, vietos nauja informacija, žinoma, bet ir tam dalykui, kad jeigu, kaip jisai sakė, kad ten grįžta ne visai gal formai ir išgėręs, gal per stipriai pastumė kurį kartą, ten, nes jis pats gal sunkiai vertino, kaip stipriai, bet tai vis tiek, tai būtų kitas, kaip čia, pažeidimas, negu kad, smurtas tas, kuris įsivaizduoja, kad jis mušė draugę, žinai, kas ten, iš teksto labai daug žmonių tą pasiėmė. Tai aš tikrai nemanau, kad tai buvo. Beje, tai, kad čia, tai, kai nukencelino brandai, suprantu, brandai yra urodai, aš nekenčiu brandų beveik visų, išskyrus tos, kur mane rems, bet beveik visų, jie taip greitai šokinėja, jie neturi jokių principų, jokių nieko, tiesiog, aš nežinau, pirmas įtarimas kažkom iš karto meta. O kokiu bibiu jūs metat? Ar čia iš jūsų kažkas tikisi, kad jūs būsit moraliniai kompasai? Tai kokio šūdo jūs čia, blet, metat to žmonės, kurios remiat dėl belenkokio pirstelėjimo? Man tas niekada nepatinka, aš nežinau, tai aš tiesiog nekenčiu tų brandų, bet aš suprantu, kodėl tą padaro, ten brandų rizikos ir panašiai. Aš net nemanau, kad čia egzistuoja tokie dalykai Lietuvoje, bet tarkim. Bet tai, kad kiek žmonių ten puolė jį iš karto nuteisė ir prisėmė pusę, tu gali turėti nuomonę, tu gali galvoti, gal mušė, gal nemušė viską, bet tu tada tavo pozicija turi būti nežinau galų gale. Nes jokių įrodymų niekam nėra ir jeigu tu teigi, kad tave mušė, ten jau reikia ir įrodymų kažkokio ne tik pasakymo, ypač kai tą istoriją iškart paneigė ir gan įtikinamai paneigė ir savo versiją, kitą. Žodžiu, aš padariau į tai reaktus. Man atrodo, tie reaktai buvo 2, kiek aš juos dariau. Keli follow-upai paskui, man atrodo, buvo. Bet jie buvo, man atrodo, labai kokybiški ir objektyvus. Ir mano pozicija yra, kad aš nemanau, kad jis smurtavo. Bet aš tos bairius sakysiu kaip ir visą laiką, nes čia geri bairiai. Tas video, jis atrodo labai blogai. Man asmeniškai, man plyšta širdis, kai aš jį girdžiu. Jis atrodo labai blogai, bet jis nėra įrodymas niekam. Beje, šitą klipą ten buvo visai neblogas litmus testas, ar žmogus turi bent lašelį racionalaus mąstymo ar kritinio mąstymo. Nes labai daug žmonių pamatė tą klipą ir jiem tai buvo kaip įrodymas, kurį man net paskui reikėjo paneiginėti, nes aš, pavyzdžiui, sakau, aš nemanau, kad jisai mušė. Ir tas žmonės ateina, bet tai kaip tas klipas? Vien tai, kad tu manai, kad tas klipas įrodo, kad mušė, parodo, kad tu braindedas biškėsi. Ir, čia įsižeiskit, kas norit, nes čia buvo ir jūsų, kas taip manėt. Bet, tai yra problema procese, metodė, kurį reikia iškart pataisyti. Jeigu galvojot, kad, jeigu jums kilo ta idėja, bet tai tas klipas, procesas, reikia tvarkyti. Tai jo, tas klipas rodė durų kampą, nieko nežinom apie nieką, mes paskui paskambino tas žmogus, papasako biškį konteksto, kuris paaiškėjo, bet tai, kad šaukia, pavyzdžiui, nemušk manęs ar dar ką, nėra joks įrodymas, kad jie mušė ir jokiam teisme nebūtų joks įrodymas. Tipo, vien tas klipas yra tiesiog beitas, parodyti, kurie žmonės, jį pažiūrėjo iš karto prie išvado šoką, kur literaliai nemoka mąstyti.